Labas rytas, norėjau sakyti labas vakaras. Sveika, mėloji šeiminėlė, 6 valanda ryto. Aš sėdžiu virtuvėje, pasiruošusi į mokyklą, Rainas dar vis miega. Noriu trumpai, nežinau ar bus trumpai, gal truputėlį ilgiau, pakalbėti apie savo naujas rutinas, vakaro rutiną ir ryto rutiną. Kodėl? Kadangi visa tai man labai padeda. Gerai. Noriu apie tai pakalbėti, kadangi žinau, jog mano video žiūri moterys, dažniausiai moterys, kurios yra labai užimtos, turi gal vaikus arba dirba įtemptus darbus ir neturi laiko gal savo arba paprasčiausiai nežino gal kaip įsivažiuoti į rutiną, kad jaustųsi geriau, kad turėtų daugiau energijos. Ir aš tikrai nesakau, kad esu ekspertė, bet su praktika, su bandymais, su testavimais, aš manau, jog žinau, apie ką kalbu. Kurie pirmą kartą žiūri, sveiki, mano vardas Renata, man 41 metai, su sūnumi Rainu gyvenu Tailande jau gerus 6 metus, einu skyrybų metu su Simonu, su kuriuo prabuvau beveik 20 metų, bet išlikome labai gerais draugais ir aš pastebėjau, kad prieš 7 mėnesius, kuomet mūsų šitas kelias, skyrybų kelias prasidėjo, aš pastebėjau, kad mano rutina visiškai išsibalansavo, bet aš manau, kad tai yra labai normalus dalykas, kadangi bandžiau išgyventi, nepalūžti ir žinau, gal taip labai aštriai skamba, bet buvo itin sunku, kadangi pragyvenau su žmogumi vos ne 20 metų ir jisai nuostabus vyras. Aš nieko blogo negaliu apie jį pasakyti. Paprasčiausiai mūsų keliai išsiskyrė ir aš nenoriu nieko blogo apie Simoną sakyti, nes nieko blogo ir nėra. Gerai, tai mano rutina prieš mūsų skyrybas buvo tokia pati, kokią aš dabar turiu. Truputėlį keli dalykai skyrėsi, tai aš apie juos noriu pakalbėti. Gerai, kuomet mes su Simonu buvome kartu, aš turėjau labai gerą rutiną. Eidavau miegoti prieš 9, apie 9 valandą ir keldavausi apie 4, pusę 5, 5 valandą. Ir man tai labai patiko. Skirtumas buvo tarp prieš tai ir dabar, kad aš atsikėlusi, apsiprausdavau anksčiau ir pradėdavau montuoti, medituoti, studijuoti, kuistis virtuvėje, daryti namus ruošos darbus, nes visą dieną praleidžiu mokykloje, ne? Ir paskutinis dalykas, ką aš darydavau, tai pasiruošdavau pati. Na, tada jau makiažas, tada jau plaukai, tada apsirengimas. Bet aš pastebėjau, kad tuomet buvau labai įsitempusi. Nes viskas greitai, lekiam, bėgam, kad tik nepavėluoti. Dabar aš viską darau atvirkščiai. Dabar aš pirmenybę skiriu savo. Tai kiekvieną rytą atsikeliu apie 4, pusę 5, prieš 5 aš apsiprausiu, kavą jau būnu pasidariusi iš vakaro, nes man labai patinka gerti kambario temperatūros kavą. Aš ją geriu apie 5 valandą ryto, jau apsipraususi, išsivaliusi dantis, apsirengusi ir tada iš karto sėdžiu prie stalo, gal užsidedu kokios meditacinės muzikos arba šiaip geros muzikos, kuri man padeda jaustis taip energetiškai. Na ir tuomet aš deduosi makiažą. Ir man tai yra vos ne mini meditacija. Tai yra parodymas savo, kad aš esu svarbi, kad man reikia pradėti dieną nuo savęs, o ne nuo visų kitų. Ir tada aš deduosi makiažą, negreitai, bet po truputėlį. Ir deduosi makiažą, klausausi muzikos, įsiklausau į savo mintis, į savo jausmus, nes aš pastebėjau, kad per šiuos 7 mėnesius, eidamas skyrybų metu, aš pamiršau save, pamiršau, ką reiškia jausti. Viskas buvo ant autopilotų. Viską reikia daryti greitai, viską reikia daryti taip, greitai. Ir negalvoti per daug, nes kuo daugiau galvoji, tuo daugiau verkt norisi ir kuo daugiau verki, tuo liūdniau darosi. Ir aš bandžiau kaip ir bet iš tikrųjų išgyventi, nepalūždama, nes turi mažą vaiką ir taip pat yra darbų, reikia juos nudirbti. Ir aš žinau, kad aš nesu vienintelė moteris, kurie eina tokiu keliu ir yra daug moterų ir vyrų ir tikrai nededu save į tą pusę, kad oi, žiūrėkite, kaip man sunku. Aš žinau, kad yra žmonių, kuriems yra dar sunkiau, bet aš dalinuosi savo gyvenimo istoriją.
Ir aš dalinuosi savo skausmu ir savo išgyvenimais, ką šiuo metu aš išgyvenu. Tai rutina tikrai padeda jaustis geriau, mylėti save daugiau ir taip pat išjautimas, tų visų jausmų išjautimas. Aš jų nebeišjaučiau. 7 mėnesius aš jų nejaučiau, nes aš bijojau, kaip ir sakiau, palūžti, bijojau, palaukit. Reikia atsisėsti taip, nes nėra labai patogu. Aš bijojau jaustis blogai, bijojau pradėti verkti ir gal nenustoti, o kad vaikas nepamatytų per daug, nes jisai matė mamą liūdną. Ir eidavau miegoti vidurnaktį. Žinokite, 1 ryto vidurnaktį, iki kol mano labai gera draugė, jos vardas Eglė, man sako, Renata, tavo akys yra labai liūdnos. Ir niekas to nepastebėjo. Iš tikrųjų yra labai sunku save pamatyti iš šono, netgi tuos video, kuomet montuoja, ne, tu savęs nematai iš šono. Ir taip pat dauguma gal sakytų, Renato, kam tu čia dabar daliniesi savo gyvenimu? Aš savo gyvenimu dalinausi jau daugelį metų, man labai patinka, kadangi aš jaučiuosi, jau galiu susijungti su lietuviška auditorija, galiu kalbėti lietuviškai, galiu paklausti klausimų, jaučiuosi taip pat palaikoma ir taip pat aš mėgstu kalbėti savo kalbą. Gyvenu tokiuose šalyse kaip Tailandas, prieš tai gyvenau Dubajui, Honkongė, kur lietuvių tikrai nebuvo daug, bet buvo truputėlį, bet Tailandė visiškai nėra lietuvių, aš su jais nebendrauju, nes jų nematau. Ir aš pastebėjau, kad man dalinimasis, bendravimas, kalbėjimas, klausimų uždavimas, atsakymai, žinučių apsimainimas man padeda išlikti tą lietuvę, kad aš galiu lietuviškai kalbėti, nes kuomet gyvenau Dubajui, prieš tai ir nekalbėjau lietuviškai. Aš pastebėjau, kad mano kalba truputėlį pastrigo, nes Lietuvoje jau negyvenu beveik 20 metų ir su šeima visiškai nebendrauju lietuviškai, visiškai nebendrauju beveik, ypač po sūnaus įsivaikinimo mūsų ryšys kaip ir nutrūko, mamos neturiu, tėtės neturiu, senelių neturiu, su kitais šeimos nariais, jau jie irgi gal nebendrauja su manimi, gal taip ir nutrūko santykiai, nieko čia blogo, bet taip ir įvyko, o su broliu kartas nuo karto tik tais, tai man tas bendravimas su jumis tikrai labai padeda. Ir eidamas skyrybų metu aš pastebėjau, pradėjau jausti, kad aš savęs nejaučiau, viską dariau, kad tik išgyvent, kad tik nepalūž, kad tik daryti savo darbus, kuriuos reikia nudirbti, padaryti, kad eiti į mokyklą, kad studijuoti, kad vaikas pamaitintas, kambariai sutvarkyti, kad šunys pašerti, kad nepamiršti savęs, nepamiršti visų kitų. Iš tikrųjų meluoju, save lyg ir pamiršau, sūnaus nepamiršau, šunų nepamiršau, buities nepamiršau, bet save. Ką tai reiškia? Aš pradėjau nejausti savo jausmų, eiti miegoti 1 ryto, 12 nakties, 2 ryto, keltis 7 ryto, atsikeldavau tokia aptinusi, pavargusi, be nuotaikos liūdna, bet tai yra suprantamas dalykas, didelis gyvenimo pokytis, tai nieko negali tikėtis, bet pasėdėjau su savimi ir pagalvojau, plemba Renata, grįžk vėl į save, vėl jausk, vėl išjausk, šypsokis, būk laiminga, jaus viską, ką reikia jausti, nebandyk pabėgti nuo savo jausmų. Žinau, kitas labai padėjo. Tai kiekvieną vakarą einu miegoti prieš 10, žinau, kad šis pokalbis eina kažkur tralivalį festivalį, bet pas mane yra tokias charakteris. Jūs tikriausiai žinot, kalbu daug, bet man patinka. Aš su jumis bendrauju taip, kaip bendraučiau su savo drauge. Tik tiek, kad kuomet bendrauju su drauge, tai vienas kalba, kitas klauso, kitas kalba, kitas klauso, o čia aš tik kalbu, o jūs klauso. Tai aš tikiuosi, kad per daug iš temos nenukrypstu, kaip išsigandau, kaip mano. Tai einu miegoti prieš 9 gal, bandau prieš 10, keliuosi apie 4:30, 5, 4 kartais, bet jeigu 4, tai jau tada užmiegu prieš 9. Tai darau jau beveik, gal savaitę tik tais, bet blemba kaip gerai jaučiuosi, atsikeliu su gera nuotaika, rami, širdis nešokinėja, nelaksto, nėra tokių durnų įtemptų minčių, viskas daugiau eina pagal savo tempą, jaučiuosi, kad save myliu, kad savęs išklausau, jaučiuosi linksmesnė, daugiau šypsausi.
viskas taip nenervuoja, netrigerina, nes mane labai trigerino pirmus 7 mėnesius, 6 mėnesius, wow, buvau tiek emocijų, tiek daug emocijų. Ir ačiū, kad esate, ačiū, kad visuomet žiūrite, kad esate. Jeigu patinka tokio tipo video, prašau, užsiprenumeruokite, tai aš galėčiau daugiau padaryti tokių pasisėdėjančių video, pakalbėti apie šeimininį gyvenimą, kuris išlikęs tik tai mes su sūnumi ir šunimis, bet tikrai skyrybų pokyčiai labai padeda man augti kartu su sūnumi, tapti geresnė mama, geresnė versija savęs, dėl savęs, taip pat daug pokyčių vidinių turiu savo širdyje. Tai jeigu jums patinka tokie video, būkite geri, man parašykite, aš būtinai įdėsiu. Ačiū, kad esate, malonu, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad prisijungsite dar ir daugiau. Tai mano pasakymas paskutinis, nežinau kaip pasakyti. Pokyčiai yra tokie, kad einu miegoti apie 9, keliuosi prieš 5, kartais apie 4. Vietoj to, kad ruošti daryti viską dėl kitų, pradedu viską dėl savęs, iš savęs ir taip. Gal kiti sakytų, kad tai yra savanaudiškumas, bet man tas labai patinka, aš jaučiuosi daugiau atsipalaidavus, ramesnė, jaučiuosi, kad aš neskubu, nelėkiu, bet laiko skiriu savo. Taip pat noriu paklausti, kaip jūs pradedate savo rytą, ką jūs darote, ką jūs veikite. Kitą kartą aš galiu įdėti daugiau tokių klipų, kurie gal jums daugiau patiks ir padės suprasti mano rutinas, bet šiaip tai ačiū, kad esate, myliu ir iki.